Važiuojame toliau. 7 epizodas. Laikas pamatyti, kur slepiasi mūsų tikrasis uždirbtas pelnas. 61. Kuris kanalas šiemet tapo tikra sėkmės istorija? Tai AdWords, sugeneruota beveik 2 milijonai eurų grynojo pelno. 62. Koks organic paieškos rezultatas? Solidus 391 000 eurų. 63. Ar Facebook vis dar turi potencialo? Taip. Jis atnešė 749 000, nors augimas kiek lėtesnis. 64. Kiek taškų mums trūksta iki pernykščio rezultato? Žiūrint į bendrą sumą, mes jau dvigubai viršijame praėjusius metus. 65. Kuris kanalas turi geriausią palygink su praėjusiais metais rodiklį? Tai vėlgi AdWords, paaugęs daugiau nei 100%. 66. Ar matote žalius indikatorius lentelėje? Beveik visi pagrindiniai kanalai šviečia žaliai. Tai puikaus efektyvumo ženklas. 67. Kaip vertinti iš viso rezultatą? 3,4 milijonai eurų pelno, tai 103% augimo. 68. Kokia display reklamos perspektyva? Nors skaičiai mažesni, ji padeda palaikyti bendrą srautą. 69. Ar turime naujų kanalų? Duomenys rodo stabilų pasiskirstymą, bet YouTube pelnas taip pat dvigubėja. 70. Kokia mūsų pagrindinė augimo strategija? Maksimalus dėmesys pelningiausiems AdWords ir e-mail kanalams. 70 klausimų įveikti. Liko tik 30. Sekite mus. Norite pajusti tikrąją šių duomenų galią? Išbandykite šią ataskaitą gyvai mūsų svetainėje riverdata.lt skiltis pavyzdinė analizė. Duomenys kalba. Mes padedame juos išgirsti.